Šiuolaikinis žemės ūkis, sakykime, intensyvusis žemės ūkis, jis yra sukurtas gaminti pinigams, o ne gaminti žmonėms reikalingus produktą ir maistą. Grįžtant prie natūralių ir sėjomaininių principų, kada grūdinės kultūros keičia ankštinės kultūros keičia varpinės kultūros, galima išspręsti didžiąją dalį problemų natūraliai. Žinoma, arkliukais dabar dirbti tokius plotus nebeįmanoma. Turim ir gerų akėčių, ir gerų trąštų, kurios galima nustatyti reikiamą organinių trąšų išbėrimą. Ir aš tikiu, kad mokslininkai dar daugiau kurs technikos dirbti ekologiniam ūkiam. Kas yra svarbiausia ekologijoje, tai yra ravėjimas, tarpueilių purenimas, nes jeigu augalai bus pasodinti netiksliai ar pasėti netiksliai, tai tiesiog bus labai problematiška atlikti kitus darbus. Sodinant bulves naudojame automatinę vairavimo sistemą su RTK signalu, su palydoviniu reguliavimu ir visa kita. Tad traktoriaus vairuotojas visiškai pats nevaldo traktoriaus, jį valdo automatinė vairavimo sistema, todėl vagos yra visiškai tiesios. Tas yra būtina ekologijai. Šiuolaikinės technologijos yra neatsiejamos nuo ekologijos ir iš esmės jos yra neišvengiamos, kad gauti gerą rezultatą, kuris tenkintų mus ir vartotoją.